Sveiki visi, šiandien žaisime Minecraft išlikimą su modais. Palaukit, aš dar tiksliai neatsimenu, kokie čia modai. Kiek žinau, tai čia yra Mock Creatures, Timber, Inventors modas. Darys minimap yra. Nu gerai, pradėkime žaisti. Pasaulio vardas bus gerai naujas, pasaulis YouTube'ai. Išlikimas. Sydas pasaulio, reikšmė pasaulio, sėkla. Bus cool. Gerai, kuriam naują pasaulį. Dabar biški bus užsiknesimas su tais medžiais kirst. Kaip visados matot, pati pradžia neįdomu, nes tu kerti ir kerti tos medžius. Dabar nepykit, biški gali palagint, neruoja pasaulį. Ir dar be tos modai žaidžiu. Nu kodėl mane išmeta visą laik džiunglėse? Nekenčiu. Nemėgstu aš tų džiunglių. Neina man žaisti prie džiunglių. Einam iš tų džiunglių von. O, prie vandens. Palaukit biškį, tuoj grįšiu. Nu va, grįžau, nieko nedariau, tikrai. Einam, pasikirst medienos. O, matot, černas čia yra. Geriau jo nepulkim. Pasižiūrim, pas mus normą nustatyta. Ne, taikus, neįdomu. Reikia, nu, pradžiai ant easy. Nu va, einam pasikirsti medžių. Bet ne džiunglių nekenčiu. O ne, per vandenį atsargiau. Patarčiau, kai turit Mock Creatures, tai per vandenį biškį, kai plaukiat, pasisaugo. Dar įdėsiu iš tų visų modų linkus, kad galėtumėt atsisiųst. Na. Gerai, labai jau sknyso, jau čia man vaikščia, čia visų džiunglės. Vis tiek. Nu gerai, palaukit ir matymą tolį nustatysiu. Nedidelį, bet normalų. Čia tokia vanduo visur, tai labai gera vieta kurt viską. Labai nemėgstu, kai džiunglės būna. Mane kažkodėl jau taip yra, taip Minecraftas padarė, kad visada mane prie džiunglių paleidžia. O ne, čia pelkė? Jeigu čia pelkė, tai negerai, nes čia krokodilų daug bus. Iš krokodilų šarvus dar galima pasidaryti, beje. Čia dar gyvatės yra, čia yra paukščiai, arkliai. Kažkada tai turėjau Pegasą. Pegasas tai yra vienas iš geriausių arklių, bet yra kažkoks Knife Pegasus. Tas nežinau, ką daro, nes niekada nebuvau sutikęs. Yra vienaragiai, kurie žiauriai greit bėgioja. Pegasai tai skraida ir... Žodžiu, čia yra visokių ten, viską čia yra. Yra ten ir šernai, kaip matėt, jau vieną, krokodilai. Naktį labai įdomu žaisti, nes pilna šmėklų, visokių galėjimų, ten ar kokių ten negalėjimai kažkokie. Nu, žodžiu. Ir žodžiu, žaidė ir neįmanoma išeiti lauką, nes tave užpuola vilkai, vilkolakiai, bet vilkolakiai, jie yra labai geras dalykas pradinukui. Tu prisdarai belenkiek kardų ir eini su tais vilkolakiai žaist. O su tais vilkolakiais, kai pažaidi, tai jau tados biški ir daiktų daugiau gauni, nes jie dažnai meta iron daiktus. Šiaip jie atvirsta į žmonės ten dieną normaliai, bet nu, vis tiek, aš tai jos iškertu, kai pamatau, nes man jie nepatinka. Čia dar ir piranijų yra visokių, žodžiu, žuvų yra, akvariumai yra. Ką man šitą molę? Molis, čia visą neįdomu. Nereikia molę. Pirmi namai, kaip manau, tai bus po žeme, nes niekada nedarau. Paprastai. Atsiprašau, uždariau duris, kad ten nieks nevaikščiotų, nes po to labai ten vėlai bus.
video. Žodžiu. Nu gerai, dabar einu, paskirsiu biškį čia viską. Iškart pasidarysiu pikeksą ir šitą nebereikia. Tai vat. Šiaip net nėra kas kalbėti. Pirmas video čia mano. Tikiuosi patiks. Laikinkit. Subscribinkit. Prenumeruokit. Viską darykit. Nes, nu, padėkit žmogui. Dar tik pirmas video. Atleiskit, jeigu kas ne taip. Ir jeigu kas ne taip, rašykit komentaruose. Iš karto. Viską padarysiu. Prašykit, ko norit. Aš galiu kurt kreatyvą, kaip statau viską, rodyt. Galiu sukurt pamoką, kaip gražų namą stogą pasidaryt. Žodžiu. Nu, mintis parašykit komentaruose visas. Dabar einu medžių biškį pasikirsiu. Jeigu kas žino, tai aš galiu dar įkelt, jeigu jums patinka tokie žaidimai muštynių, kaip pavyzdžiui Zone 4. Nu, yra online toks žaidimas. Arba TF2. Nu, bet ten, žinot, jau patys. Senas žaidimas, nebus gal labai įdomu žiūrėti, kaip seno žaidimo žaidžiu. Žodžiu. Čia man atrodo, kad mano irgi draugelis irgi kurs ten tos video. Gal įdėsiu jo kanalą. Galėsit ir jo video pasižiūrėti. Čia dabar biškį medienos pasikirsiu pirmam namui ir statysiu iškart vandenį. Tingi aš ten po žemė, kol išsikasinėsiu ten viską. Tai ten dar ir laiko užims daugiau, negu medieną pasikirsiu. Nu kodėl man taip visą laiką keistai? Būna paprastas miškelis, žiema ir tada dar džiunglės prie pat. Man taip užknisa, nes man visą laiką dažniausiai taip paleidžia. Taip biškį durnai taip gauna. Einu biškį toliau. Užteks, manau, tiek medienos. O, šypai. Ir kaip tik. Ne, 4 čia šypai. Nu gerai, bus ir 4. Man 3 reikia. Išsikirsiu 3. Blemba, kardo neturiu. Mirk! Man reikia lovos iš tavęs. Blemba, lagina. Lagina, atleiskit, kad lagina, nes, nu, suprantat, kompas nėra toks jau superinis labai. Žinot, tai dar kai filmuoja, bet šiaip kai šiaip darai viską, tai nei kiek nelagina. Tik tai kai filmuoji, nes labai daug. Tai vat. Kaip tik išsikirsiu. Atleiskit, čia labai darau daug pauzų. Ten draugelis prašo, einu, tuoj močiutės kompą paprašysiu, nes nabodu man čia sėdėt, žiūrėt kaip tu video kuri, nu, žinot. Tokio amžiaus visiems reikia PC, viską reikia. O, labai gera vieta namui. Traliliam pam pam. Tikiuosi spėsiu iki nakties namą pasistatyti. Tai va, čia bus pirmas mano video YouTube'en. Bet jeigu koks nors šūdas bus, prašykit iškart, pasistengsiu gerint video, viską daryt geriau. Žinot, kažkaip net pačiam nelabai gera, kai jūs žiūrit ir sakot, kad šūdinas video ten nesąmonę sukūrei, botas ten nesi. Žinot, pagailėkit, mangi dar tik 10 metų. Ai, pagaliau vasarą. Nebereikia mokyklon. Tai vat. Ką čia dar pakalbėjus? Tuoj gal sustabdysiu, aš manau, ir eisiu muzikos paleisiu. Nes čia labai neįsa kalbėti. Nu tai va, aš jau filmuoju pakankamai laiką, įkelsiu antrą video dalį. Nu, visą gerą, prenumeruokite, komentuokite, laikinkite ir ate!